Сибет, рулетка, гри-карчани, automatito gri. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O, dar su šypsena, kainavo 2,50 €. Antelis. Galvoju, kažkur tai bus kokie tropikai, kažkas labai tokio standartiško iš tavo gyvenimo, kur niekur nečiupinėta, neįta, žinai. Net buvo klausimų, ar pas mus vyksta karas. Виллы и квартиры. Да, сколько вот вилла стоит, можете? Čia yra Karakolo regionas, sako, čia yra Čia augina narkotikus. narkotikus augina, karočią. Kalnuose, va čia kažkur pievose, kažkur slaptai. Kaip galima neimti alaus? Alaus pusantro euro kainuoja, ta prasme. Valėjau paragauti, nes buvo labai įdomu, kas tas yra, žinai, dėl ko čia taip eina iš proto. Bet tu viską ragauti, kitas yra ragavęs iš dekolono. O dekolonas ragauti. Už besibūkėčią trečią dieną? Jo, skrandis sustoja šiandien man realiai, kaip pasakei savo. Labas rytas, trečia diena. Day number 3. Day number 3. Labai laukiu šitos dienos, kad pagaliau galim jau iš sostinės mauti. Jo, turbūt dabar matysim visas likusias dienas tai, ko turbūt tikėjomės nuo pirmos dienos. Tai mūsų vairuotojas laukia mūsų, pareigingai, nevėluoja, punktualus, tai jau geras ženklas. Geras ženklas, nepabėgs gal? Ne. Ir kam? Tai tuomet nebėra čia ką kalbėti, manom iš sostinės ir daugiau čia nebegrįšim iki pats paskutinės dienos. Džiausim šiandien link ežero įsikūlų, kuris yra antras pagal aukštį ir antras pagal gylį ten ežeras. Labai kalo. Gal įkišim vieną koją. Bandysim. Jeigu labai nebus šaltas, aš visai nieko prieš įsimauju. Aš išventysiu, nes nėra. Gerai, let's go. Pirmiausia, mano mintis buvo varyti į Kamerūną. Fonetiškai gerai skamba, bet labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad galiausiai varėm ir Kirgiziją, nes realiai Kirgizijai, be žmogaus, kuris, žinau, moka laisvai kalbėti rusiškai, tai vis tiek būtų ganėtinai sudėtinga. Tai ar tave patį nustebino toks skirties pasirinkimas? Nustebino. Jeigu taip atvirai nustebino. Nesitikėjau. Galvoju, kažkur tai bus kokie tropikai, kažkas labai tokio standartiško iš tavo gyvenimo, kur niekur nečiupinėta, neįta, žinai, ar pas kokius aborigenus, kurie galbūt kažkada visai neseniai, netolimui praeitį valgė žmonės. O čia, žinai, tikrai visai kitai buvo. Labai faina. Negaliai visos kelionės eigoj. Sutikti žmonės laiką klausė, kas per šalis, iš kurios mes atvykom. Tai daug, aišku, painioja su Latvija, tas labai užnisa iš tikrųjų. Ir kalba irgi vis tiek painioja, rusiškai kalba, net buvo klausimų, ar pas mus vyksta karas. Žodžiu, švietimo trūksta šitoj vietoj, bet kita vertus kitose valstybėse, tokie kaip, pavyzdžiui, Japonijai teko būti, apie Lietuvą žino iki kunigaikščių. Žino, kas Gediminas, Vytautas buvo, tai net vidinė gėda buvo, kad realiai istorijos datas netaip čistai žinojau kaip japonai. Tai va, tai turbūt tos švietimo greičiausios stokos ir kita vertus mes viską labai taip kaip ambasadoriai savo šalies atpasakojam nuo iki taip, tai kažkaip nusišypso ir, taip, fainai. Tai va, atvažiavom, privažiavom legendinį didžiausią pasididžiavimo Kirgizijos įsikūl ežeriuką. Šiaip tai nežinau, manau, kad vanduo bus ledinis, bet kažkas maudas matau priekį. Ir giliausias ežeras antras pagal gylį, ne pasaulyje. Po Baikalą. Tai gerai bus toks geras čekas padarytas. Šiaip gražiai viskas įrengta, ne? Toks grinai kurortas matosi, tik tiek, kad mes, aišku, kurorto
dalyvaujam uždarime, nes Nu, nieko jo. nėra aplink, ne vieno žmogaus. Atrodo, biškai kaip Buidokliaus miestelis. Toks, kaip Čia atrodo... kaip vasarą Lietuvoje, ta vasara trunka. Šventoji, truputį šventoje primena momentais. Kažkas daryta, kažkas nedadaryta, bet viskas matosi, kad išviesėje pusėje. Stato visokius namus, kotedžus. O, toksai, žinai, Gelintis? nelabai, bet toks, vat, ne šiltas, žodžiu, tiesiai šviesiai. Bent jau Maudytis neapgaudinėjai. neišdrįsčiau iš tikrųjų. Neapgaudinėjai bent jau. O Ne, tai kaip ne. jie ten maudos? Nežinau. Ką tik su kažkokiais kovotojais, su kovotojų gal trenerių labiau susipažinom, tai taip truputį žmogus susimėtė, kad mes filmuojam, pasimėtė truputį. O po to priėjo ir jų gydas, aš kaip suprantu, pasakė, kad šiaip šaly reikia leidimą gauti, kad filmuot leistų. Nu tai tie visi sovietiniai reikalai dar čia labai yra gyvi. Reiškia, tu turi gauti iš valdžios leidimą, kad apskritai kažką tai galėtum filmuoti šalyje. Tai, nu tai netokia ir turbūt jo laisva demokratinė šalis, kaip prieš tai galvojom. Ja. Tai žmonėm dar irgi reikės iš tų visų demonų atsikratyti per laiką, ką mūsų šalis puikiai padarė, koks yra pavyzdys šiai dienai. Bet, ну ка žinau, filmuojam toliau. Добрый день. Здесь мы нашли Бурана Resort, там продается что-то, да? У вас недвижимость? Виллы и квартиры на продажу. Да, сколько вот вилла стоит, можете сказать? $1900 за квадратный метр. $1900. Ага, так это, какие там, не знаю, квадраты есть? Там виллы делятся на два типа. Есть дуплексы по 166 квадратов, прилегающей территории 3 сотки. Ага. И на одного хозяина, там 270 квадратов, прилегающей территории 6 соток. Так уже такие большие, не маленькие, там разделить нельзя, да? Ну, дуплекс, вот самые минимальные. Ну, Ага. насчет цены, цена торгуема, то есть это не окончательные цены. В зависимости от взноса там, и спецпредложения можем сделать. Ага, так это уже со всей обстановкой или там как обстановка? Нет, это под ПТУ, но монтаж электропроводки сделан до розеток. Так просто нет ни плитки, ничего там не крашено, а так вот сделано, чтобы сам все сделал, да? Да. Ясно. Ну хорошо, если что, обратимся. Спасибо вам очень. Все хорошо. Ага. Спасибо. 1900 kvadratas, tai dolerių, nu šiaip nepigų. Paskaičiuojam, įmam ar neįmam. Su Bertuliu apsigyvenam Kirgizijai, metam darbus, viskas. O, 300 štukų už namą. Nu, ant kranto ežero. Dar kokią ežerą? Nu, tai taip sakykim jo. Nu nežinau, tai gal jau kažką labai paremsit, gal į tą kontribį ar kažką. Įmeskit biškelį ten apie Jeigu negaila. 100 štukų. Bent kokį garažą įsirengsim. Vis tiek ten iš bitkoino kažkas Bet pasidaro. atsiliepia vis tiek, kad... Nu, dirba, atsako į klausimus. O tai jisai kažkur žiūrės, o nekilnojamo turto užsienį kažkur. Ar turi gal? Tai visada įdomu yra... Visada buvo Ispanijoje įdomu, kokios kainos tų namų įdomu visą laiką. Buvo Tenerife, nes išskirtinė vieta. Kas ten Bet apie ką mes dar kalbėjom. neturi užsienį, ne? Nekilnojamo turto. Ne, dėja ne. Kažkaip tai pasirinkau, kad mano poilsinė vieta Trakai, Lietuva, 4 metų laikai. Nereikia toli kažkur važiuoti, skrist. Bet kada nors gal senatvėje, nežinau. Nu, žodžiu, Kirgizija, gal kad ir pigu šalyje, bet nekilnojamas turtas vis tiek. Manau, ta atskirtis yra nemaža tarp tų, žinai, daug uždirbančių, tų, kaip sakant, oligarchų ir tarp tų kaimo gyventojų. Visiškai, pravažiuojant matėm visiškai low trobelės, toks lygis labai liūdnas. Ir kai kur, žmonės, supranti, namukai ne ką prašiau nei Ispanijoje, Egipte ar kur ten, nežinau, Italijoje, kalnuose. Kas čia tokias? Nesuprasi, kas čia per dalykas. Kaip kupranugaris, bet kažkoks kužnaškas. O, tokia mašnyta. Žiūrėjau dabar sportbačius tiesiog apie 28 eurai. 3-2 eurai va tokie, bet čia aišku, gal tai būtų, nežinau, čia originalai. Neįsivaizduoju. Maniau, kad biškai pigiau bus. Nežinau, ar čia originalai. Tai originalai? Net. Net, originalai.
Panašiai kaip pas mus kainos. Nu, bet apie 25-30 eurų kainauskas. Nu, tarsi, kaip galima neimti alaus? Alaus 1,5 euro kainuoja, ta prasme. Nravится пиво? Нет? Что вам нравится? Mūsų, nu... Okei. Mūsų draugas nesupranta mano džiaugsmo, reiškias, kai pamatau pigų alų. Nu, pažiūrėsim, gal mes dar perlaušim. Ta proga, sveikatos jums. Merūnas va valgyt užsisakė. Jeigu jau nuo pradžių Merūnas ėdrūnas, nu, tai reikia galę parodyti. Nu, skanu. Mamos kotletai. Tu netyčia užsakai 2 porciją. Nu, tai kaina 3 eurai gal. Čia yra įrodymas, kad kai pasitikom oro uoste Merūną, nieks nemelavo. Merūnas ėdrūnas. Kelintas mėnesis, man tokia, kelintas mėnesis. Jau tuoj. Jau tuoj. Tai aš krikšto tėvas tikrai būsiu. Manęs ugnė nepriims namo, žinau, kai grįžtu, tarsi, tu pažiūrėk, kas darė, tarsi, po kelionės apšus čia pašakęs. Mes po 3 patiklus valgom, mokam po 10 eurų žmogui, tai čia normalu, dar su gėrimas. Valgyk, būsi Merūnas greitai. Bus fainas kaip ir tu? Taip, aš bus Gerai. Jeigu taip, toks kelias į fainuotą, tada man tinka. Šiaip, ką žinau, skaniai pavalgyti? Skanu, labai skanu, aš tai nieko nekeičiu kol kas. Tos patiekalus, kuriuos susirinkau, tai jie nėra, nu, nerealiai ir vienodai ruošiami visur. Niekas realiai kokybė niekur nebiūra, kad ir kokią kavinę pasirinktum. Labai cool. Aš tai realiai biškiai eksperimentuoju, kažką bedu pirštų į meniu ir kažkaip kol kas dar visai gerai pataikau. Šlykščiai kai kurias. Ja, ačiū, kad perėt. Kai kur atrodo šlykščiai maistas, bet kai paragauji, tai supranti, kad kaip pas močiutė namie. Ja, skanu. Kotletukai, koldoniukai, žodžiu, sriubytė. Pavydėkit mums šiaip jau. O dabar manom toliau. Man patiko, kaip Rotas sakė, nu, aš žiauriai bendraujantis esu ir kadangi kalba manęs neriboja, tai žinai, su vietiniais kaip pabendrauja ir jis mato tas vairuotojas, koks užsimezga ryšys tarp vietinių ir tarkim kitų kalbėjo atvirai, šiltai, žiauriai. Tai sako, žinai, pas mus taip nepriimta. Ir sako, jeigu tu būtum rusas, jie nebūtų tokie atviraširdžiai. Mes labai jų nemėgstam ir mes tengiamės atitolt nuo jų ir su jais nebendrauti kiek įmanoma, nes mes žinom, per ką visą tai atėjo, taip toliau. Jis biškai nustebino, ne? Jo, labai nustebino. Su mūsų vairuotoju biškai persiuntėm porą žodžių, kol sustojom čia dengimus pasidaryti ir taip sako, būkit atsargus su kuprinėm, žinai. Ja, čia yra Karakolo regionas, sako, čia yra narkotikus augina. Narkotikus augina, kalnuose, bet čia kažkur pievose, kažkur slaptai. Tai sako, jeigu jūsų kuprinė ras, gali būt, kad pakiš kažkur tai. Įkiša ir paskui jie paskambina policijai, policija randa, paskui ten neįma turbūt kyšas, dar kažką, žodžiu. Toks yra verslo modelis, žodžiu. Išpirkos prašo dar kažko. Nusikaltėliai bendradavę su policija, bet dar tokią barį kažkaip nelabai esu girdėjęs, nežinau. Na, įdomiai skamba. Nežinau, man net visą domina tokios laktuvės netikėtas. Kas, ką jis sakė, kašišas turbūt, ne? Kašišas. Atrodys kaip šuniuko Ar heroinas, ar kašišas? Nu, nuo tų aguonų galvučių nurinkinėje. Tai gal greičiausiai nuo aguonų galvučių nurinkinėje tą pienelį. Tai greičiausiai, kad daugiau kalbam apie miltelius, greičiausiai pakėtinus prie jo negalim kalbėti. Nes jisai prašė, kad apie tai nekalbėti, nefilmuoti, tai mes nedarom to. Tai vat, labai gražus kalnai, vat. Labai gražu. Очень красивas здесь. Atsimenu, turėjau labai fainų draugų pranciškonų iš reiškia, Švento Jurgio konvento Kaune. Ir pas juos buvo labai įspūdinga biblioteka. Ir aš vaikas būdamas, pas juos bibliotekai pakabėdavau, būdavo valandą, 2. Ir pas juos būdavo toks setas nacionalinės geografijos, visi manomi žurnalai. Geras.
Tai ten tokios fotkės, tokie reportažai būdavo dokumentiniai. Aš sakiau, kad aš privalau nors pusę pamatytų šalių, kas ten, žinai. Man irgi įkvėpė, žinau. O, Jėzu, Jėzu. Bet apie daugelį šalių tu net negalvodavai, kad kažkada man bus aplankyti, pavyzdžiui, kokie safariai. Aš galvoju, čia reikia turėti mėlyną kraują, kad žinai aplankyti, bet kokius turtingus tėvus. Viskas įmanoma. Antarktida tą patį, blema. Prieš porą metų pats nuveikau, įsitikinau, kad tikrai viskas įmanoma. Labai geras jausmas, kad viskas ranka pasiekiama. Labai didelio noro reikia, aišku, dirbti, sugebėti atsidėti tom kelionėm, žinai. Faina man, kad galima darbą su tais malonumais suderinti. Iš žmonių ir pačios visus tų socialinių dalykų pačiupinėti, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena. Kartais man net įdomiau lengva kalba, tas mes surasti su scenos darbininkais arba šlavėjais, kurie, žinai, pasikviečia į namus, ten pavyzdžiui, kai buvo Sardinijoje, kai valgiau sūrio su kirmelėm, kurio neįmanoma, ne vienai parduotuvėje valgyti. Yra tokie sūriai, jos šeimos gamina pačios ir reikia užveisti tokius baltus kirminukus į tą sūrį. Tai yra didžiausias jų delikatesas, istorinis beg. Tai parduotuvėje neįmanoma jų gauti, nes jie išimta ir... Koks skonis? Traška tarp dantukų, trakš. Privalėjau paragauti, nes buvo labai įdomu, kas tas yra, žinai, dėl ko čia taip eina iš proto. Bet tu viską ragauji, tu sakytas jau ragavęs kažką dekolono, prasme. O dekolonas ragavęs. Matai, pasaulio reikia pažinti per skonį, per kvapą. Žinai, kai būna, balevoji, tada dar buvau studentas. Ir aš mėgstu vis tai praeidamas prie bažnyčios kažkam tai atiduoti pinigų, žinai. Ir tas kartas buvo, kaip mačiau prie spaudos kioskelio, stovėjo žmogus su va tokiom rankom drebančiom. Ir pirko trojnojo dekoloną, prašė ant trojnojo dekoloną. Aš jam daviau pinigų, sakau, džiek nemirk. Ir jisai taip gražiai, viską mes susikalbėjom, sakau, o kas atsitiko, žinai, kad taip tavo gyvenimas pasisuko. Ir mes bekalbėdami, sakau, o čia skanu, žinai, ir mes su draugeliu buvom. Sakau, o čia skanu, įmanoma gerti, žinai, sakau, pabandyk. Ir aš taip galvoju, kada jeigu ne dabar, žinai, gerai. Ir taip vos truputėlį ant liežuvio neužsipyliau. Bet kaip sakau, iki šiandien aš jau pamatau buteliuką kažkur spaudos kioske arba parduotuvėje odekolono. Ir aš jau jaučiu kvapą ir jaučiu tą tokį šliekštulį burnoj, kur tau realiai porą parų, savaitę, tas skonis iš burnos nedingo. O jie ten kasdien geria, ne? O jie kasdien geria ir po 0,3. Žemės varotės kažkokį viešbutuką. Sako, apsižiūrim, jeigu nepatiks, varysim kitur. Bet įtariu, čia kaip iškeliaus kokia atkatėlį, kaip sakant, procentą. Štai, kad svečius atveda. Хорошо. Какая цена? 6,500. Va, ką žinau, kamariukas paprastas. Merūnoje turbūt bus didesnė lova, kaip sakant. Kaina apie 3 eurų kažkas tokia. Tai sakė, čia normaliai viskas, ne čia ko ieškoti. Stek čia rytoj iš čia neždinsimės. O taip, vadas per vidurį. Taip mes mylim tave, merai. Nusipelniai geras buvai šiandien. Aš labai stengiausi. Gerai. Stengiausi. Kad smegenis per ausis neišvarėtų nuo kratymo. Visiems žiauriai rekomenduoju, nes Kirgizija yra tokia, man neatrasta buvo. Šiaip norėsiu tų posovietinių šalių aplankyti, pažiūrėti, kas juose keičiasi. Tu nebuvęs, ne vienoje, sakei, berods? Ne vienoje nebuvęs, galvoju, kaip tas atrodo, žinai. Ir šiaip nemažai tų keliautojų, tiek per kelias laidas vis pastebi ten tų, tas pats Orijus, ne, ten keliauja ir vis, žinai, su to tokiu sarkazmu pateikia. Yra to labai daug iš tikrųjų. Bet pačiam tą pamatyti, pabūt labai norėjusi. Baras draugams, keliautojams, fanams ir geros muzikos mylėtojams. Manau, mes čia kam negaila organų. Taip, einam žiūrėsim, kažkai gerą. Man netgi yra parašyti, jeigu nerasi barą. Barą, va čia, jau kai taip eina, taip. Fainas bariukas. Toks, sakyčiau, žingsnis tarp Nepalo ir Jamaikos. Ir biškai yra reggae atmosferos, yra biškai kalnų tokio baro atmosferos. Šiaip tai jaučiuosi kaip kokiam airiškam pube.
Arba kokiuose biksuose Vilniuje, ne? Tai už tai išgėkim. Toks biški Greenpeace, tokia atmosfera. Tai už tai išgėkim, žodžiu. Už besibūkėčią 3 dieną. Jo, skrandis sustojo šiandien man realiai. Jau pradedame, ne? Pasiekė savo. Tai kažkaip biški taip tualete turėjau reikalų. Kad valgai tą patį ar tą patį. Tai greičiausiai. Gal reikėjo dar baisesnį kokią maistą, prisitaikyt labiau. Tai toks yra iš jo raidės gėrimas, kuris kartais atstato skrandį, tai išlėsiu. Nieko, gal kažkaip prasivartys tau viskas, kas ten vartas. Tai vieno iš Kirgistano čia nelabai sutikom šitam bare, vien užsieniečiai realiai. Tai vakarienės dabar nepavalgys, ne, šiandien jau? Ne. Užteks, va, aš mano vakarienė. O. Nu, mano čia dar. Prieš mėgelį taip šiltai, kad gražiai sureaguotų, bet šiaip šalta. Šiaip jo, tas yra. Ką mes sureagavom, tai išėjom iš viešbučio, tada atvažiavom, tai buvo taip fiti-mytį, ale taip šilta. Jūs leido saulę jau. Taip, mama mija, jau dabar laukia yra apie 9 laipsnių šilumos. Tai seneliungai bus taip, kad nuvažiuosim ten kažkur iki pačio galo, link kalnų, tai aš įturiu termeką mes dėsimės, batų aišku iš kalnų pasiėmiau, nepasiėmiau, su kėdukais, perpučiamais. Nu kažkaip turiu koinės tokias kalnų specialiai pasiėmęs, jeigu ką. Nu žodžiu, tai į sveikatą. Už 3 dieną Kirgizijoje. Iškart išvažiuoji iš Keko, iškart atsiveria klodais, kalnų, upių, ežerų, kurie atrodo kaip jūros. Tai kas čia vyksta? Nesu buvęs šachtai gyvenime. Žvėlindam į praktiškai skylę, išadinam į tai kaip atapodžios su pagaliuku ir bum. Sena tiesiog kaip kalnų ežiai, tiesiog kur mato akis, visiškai. Ir neturi nei jokių snaksų, jokio maisto, tik tai vieną butelį vandens ir 1% batarkės telefone. Nu, gospodoriau, kas įvyko? Nu pasivaikščiau. Lygia vieta, kur nėra jokių ten, nežinau, duobių, nieko, bet vadmenukas rado. Aš toliau sėkmingai viduriuoju. Tai lova kainuoja $14 žmogui, pusryčių 300, čia 3 eurų žmogui. Да. Латвия, Литва, Эстония. Da.